Surski nori, nenori, bet teks pakalbėti apie Velykas ar Velykas, kaip čia skirčiuoti. Velykas ir jų tradicijas Lietuvoje. Tradicija, taip, tieskite. Lietuvoje, taip. Tradicija yra viena, vienui vienintelė, vienui viena. Gaminti maistą. Gaminote, reiškia. Dar ketvirtadienį pradėjau gaminti. Atsikėliau anksti su pirmais gaidžiais, nusiploviau rankas, užsidėjau prijuostę ir kad puoliau, reiškiasi, viriau ir ten ir čirškinau, ir tušinau, ir smulkiai pjauščiau, ir marinavau, ir pošiau žalumynais, to dresingu vadinamuoju uždėjau, ir 48 kiaušinius marginau šlipsais šilkiniais, kaip šiemet madinga. Marginčiau ir 50, bet 2 buvo įskilę dėžėjai. Nu, įsivaizduoju, kaip turėjot apsiryti per Velykas, kai tiek gaminot. Aš per Velykas nevalgiau ne kasnio. Aš jau nebegalėjau. Gamindamas, taigi ir prisiragau, ir prisijuostai viską, jau sotus ten viską. Sėdim per Velykas su žmona, reiškia, viens prieš kitą, viens kitą raginam. Valgyk, sako, ne, tu valgyk. Ir nelenda kasnis, nes jau prisivalgė, reiškia. Abudu. O tai kam tada tiek gaminti? Tradicija tokia. Kaip jūs nesuprantate? Tradicija. O tai ką daryti? Kaimynas viršui gamina, apačioj gamina, kairiai, dešiniai, priešais. Visur kaimynai gamina, kaip tu negaminsi. Tai prigaminom tiek, kad oi, patys įvalgyt neina, tai sukišom viską į šaldytuvą, sakom, rytoj jau tikrai suvalgysim. Ryte atidarau šaldytuvą, ten jau toks kvapas nekoks. Tai ką, sudėjau viską į maišą Norfos, nunešiau į konteinerį ir padariau Velykas vietos balandžiams, žvirbliams ir vienam kitam žmogui. Žinot, kai apie savo kalėdas pasakojo, tai kažkas panašiai irgi buvo. Nu tai tradicijagi. Tradicija. Kitaip išjuoks. Apsivesti turi, kad neišjuoktų. Vaikų turi prisigimdyti, kad kiti neapkalbėtų. Reiškiasi, turi per Velykas ir kalėdas visokios šventės maisto pridaryti, kad po to išmestum, kaip tėveliai išmetinėjo. Nes, taip visada buvo, taip visada bus. Čia tradicija, čia taip turi būti. Turi neiškristi iš aplinkos. Žinot, kai kurie žmonės, vengdami to maisto gaminimo, per Velykas pasidaro savo tokią kelionę į užsienį. Ai, žinokit, kaip aš tokių nekenčiu. Karčiau ant stulpo tokius. Vienas kaimynas laiptiniai va šitai padarė pas mumis. Tai žinot, ką aš jiems susismokęs su kitais kaimynais ant durų užrašėm? Ne. Einam, parodysiu. Tai reikėjo padangas tik su peiliu Tai prabadyti. tą prieš tai padarėm, po to užrašėm dar.